Sveiki visi. Sveikiname šiandien su jumis mes, coachingo specialistės, podcast'o Keičiam temą vedėjos ir dalyvės. Kartu su manimi yra Laura ir Vaida. Tai sveikos merginos. Labas, Ernesta. Labas. Džiaugiuosi jūs matydama šiandien ir girdėdama. Ir mes šiandien su jumis susitikom pratęsti temos tos, apie kurią kalbėjome praeitą kartą, ir tai yra apie meilę savo. Tik tai, kad praeitą kartą daugiau galbūt žiūrėjome į šitą temą iš tokių kampų, ar meilė savo yra panašu, ar tas pats, kas savivertė, kaip tai siejasi su egoizmu, ką daryti, jei nemyliu savęs ir panašiai. O šiandien į šitą temą pažiūrėsim iš kitų perspektyvų, gal šiek tiek dar panarplėsim ją į gylį. Gerai, tai šiandien pradėkim nuo tokios minties, kurią tikiu, kad dažnas iš mūsų yra nekartą girdėjęs. Ir ta mintis yra tokia, kad kitus mes galime mylėti tiek, kiek mylime save. Ir tam, kad mes šitą kampą paanalizuotume ir padiskutuotume kartu su jumis, aš dar gal papildyčiau į tokių klausimų, kaip meilė savo siejasi arba atspindi santykius su kitais žmonėm. Tai kviečiu pasidalinti. Tai aš galiu pradėti. Man šis pasakymas iš tikrųjų, aš jį matau dviem dalim, kaip jisai galėtų paveikti. Tai viena iš tų yra, jeigu aš nemyliu savęs, ar ne, ir, tarkim, engiu save dėl savo nesėkmių, klaidų, kažkokių nepasisekimų, tai ar kai kitas man artimas žmogus, pavyzdžiui, vaikas, taip pat jam nesiseka, jisai kažką netai padaro, ar aš gebėsiu išbūti meilėje, jo neengdama taip kaip savęs. Aš taip iš karto į pavyzdį ėjau, nes man atrodo toks aiškiausias dalykas. Ir kitas dalykas, dėl ko man šitas pasakymas atrodo teisingas, yra dėl to, kad jeigu aš nemyliu savęs, tai ar aš tikrai gebėsiu priimti kito žmogaus nuoširdžią meilę, ar aš tada jos nekvestionuosiu, ar aš gebėsiu atvirą širdim priimti kito žmogaus meilę, jeigu aš savęs nemyliu. Tai kaip kitas gali mylėti kažkokį nemylimą žmogų. Tai vat, nežinau, jeigu pavyko diskusiją užvesti. Aha, aš tik tai užkabino tą tavo mintis, ar ne, kad ar kitas gali mylėti nemylimą žmogų. Ir kaip ir suprantu tą kontekstą iš meilės savo, bet tada galvoju, ar mes mylim kitus tik tuos, kurie yra mylimi. Man va čia, jeigu tu dar patikslintum savo mintį, ką norėjai to pasakyti? Tiesiog aš manau, kad jeigu savęs nemyli, visiškai aš turiu mintį, ta prasme, gal netgi nekenti, tai ar tikrai gebėsi atvirą širdimi priimti kito žmogaus meilę? Jeigu jis įsakys, aš tave myliu, tu esi nuostabi ir ten taip toliau, ar tu tikrai tikėsi tuo žmogum, kad jis sako tiesą? Ar neįtarsi, nežinau, manipulacijos, apgaulės, ar tikrai nebūsi tose mintise, kad, čia turbūt tiesiog sako dėl sakymo, sako, nes ten kažko nori iš manęs. Ir ar tikrai gali patikėti kito žmogaus meilę tokiu atveju? Ir man čia, žinai, Laura, dar toksai, kai tu pradėjai pasakyti, ar nemylėdamas savęs gali mylėti kitus, ar ne? Tai man iš karto tas toksai apsisuko, kaip yra faina patirti tą būseną, kai myli save ir gali suprasti ir mylėti kitus. Ir tas pats tavo pasakymas, kad to priėmimo kitų meilės, pačiam savo nemylint, ar mes tai pajėgiam padaryti, tai iš tikrųjų tai ko gero ir yra. Nes tada mes tiesiog nepriimam to komplimento, mes nepriimam tos meilės, ir mes kažką tai įtariam. Vietoj to, kad tiesiog pasidžiaugti savim, pasidžiaugti tais, kurie mus myli. Tai iš tikrųjų labai giliai. Ernesta, ar tau paaiškėjo, ar atsakiau į tą klausimą? Jo, kaip ir atsakėjai, man beklausant jūsų, dar kilo tokia mintis, ar ne, apie tą meilę savo ir santyki su kitais. Tai vienas kampas, kad aš nemoku, nemylėdama savęs,
nemoku arba man yra sunku priimti kitų meilę. Bet dar galvoju, yra tas kampas, kai aš nemyliu savęs, bet deklaruoju arba deklaruoju, kad labai myliu kitus ir viską darau dėl kitų. Aš pati esu buvusi savo istorijoje, ar ne, panašioje situacijoje, kada tikrai buvau pametusi tą meilę savo, bet labai mylėjau kitus, labai mylėjau savo šeimos narius, artimuosius ir dariau viską, kad būčiau gera jiems. Ir galvoju, kaip čia sužaidžia, kokios jūsų įžvalgos tokiose situacijose. Na, aš manau, kad tas pasakymas, kad kaip kitus myli tiek, kiek myli save, tai turbūt mūsų nepadaro taip, kad mes negalim mylėti kitų. Ar ne? Vis tiek mes galim mylėti kitus, tik tai gal tada tas santykis tarp savęs ir kitų, jisai pasidaro toksai, nežinau, netolygus arba nelabai sąžiningas mūsų pačių atžvilgių, nes aš irgi buvau, čia turbūt visų moterų liga, jeigu taip gali įvardinti, ypatingai mamų, kai mes kaip moteris esam viso ko kūrėjos ir nešam ir šeimą, ir namus, ir visą tą daugiausia rūpesčio, ar ne, įdedam. Taip gal aš taip labai generalizuotai pasakiau. Ir dažniausiai išdalinam save kitiem, savo nebepasilikdamos nieko. Ir tada vėlgi prasideda ir perdegimai, ir pervargimai, ir kaltinimai, ir visa kita. Tai manau, kad šitoj vietoj ta meilė savo įneša tokį galbūt sveiką balansą. Aha, ir man čia iš karto mintis tokia, pradėjai kartu, kai tu tik pradėjai kalbėti, kad ar duodami kitiem, tikrai įsiaiškinam tų kitų poreikius, ar ne, kas tai yra ta meilė kitiems, ar mes einam ir kišam per prievartą, o paskui pasistatom savyje aukos poziciją ir vien dėl to pačio perdegimo ir dėl tokio, ar ne, pastovaus davimo ir nežiūrėjimo savęs. Tai tas balansas jis yra būtinas ir, man tas toksai, atrodo iš karto, kad, būtina atskirti, kas yra ta meilė kitiems, ar tai yra kažkoks, savęs davimas ir bėgimas nuo savęs netgi, nes žiūrėkit, kai būna ta tokia būsena, kai nesinori galvoti apie tai, kas vyksta aplinkui, čia ir dabar, ir tada į save atiduodi tiek darbe, tiek ar ne šeimai, tiek draugams ir apie save negalvoji, tai ar tikrai yra meilė savo? Ar tai yra, netgi ar tai tikrai yra meilė kitiems? Aš galvoju, gal čia kartais nebūna toks tam tikras dėmesio reikalavimas, toks netiesioginis, ar ne, per prisidengiant meilę kitiems. Tai man gal labai apie tai kalba, nes ta aukos pozicija, dažniausiai sako, paguoskit mane, ar ne, koks aš mažas ar maža šitam pasaulyje, arba kaip viską duoda, man niekas neduoda. Tai aš gal iš tos pusės matyčiau. O kalbant apie tą pasakymą, kad kitus galime mylėti tiek, kiek mylime save, tai man dar šalia iškilo tas kitas pasakymas, kad lėktuve visų pirma deguonies kaukę turi užsidėti savo, o paskui kitam. Tai aš iš savo patirties, ką Laura dalinosi iš mamos rolės, galvoju, ta meilė vaikams labai dažnai būna tikrai labai didelė, bet čia ateina ta tokia sveika meilė savo ir kitam, kad jeigu aš myliu save ir visų pirma pasirūpinu savim, tada aš tikrai tuo sveiku būdu galiu atliepti ir mylėti vaiką. Aš nesakau, kad kitais būdais vaikų nemylim. Mylim, bet labai didelę kainą sumokam ir ta meilė tada būna tokia per erzulį, per kažkokį nepasitenkinimą. Lygiai tas pats yra apie kitus žmonės. Jeigu aš esu pavargus, išsisėmus, savim nepasirūpinus, tai tiesiog mylėti kitą žmogų už tai, kad jis yra ir už tai, koks jis yra, tiesiog nevertinant dėl to, kad jis yra toks, koks yra, pasidaro labai sudėtinga, jeigu pačios ta stiklinė yra pusiau tuščia. Laura, Vaida, jeigu mes kalbam apie, kad kitus galime mylėti tiek, kiek mylim save ir visų pirma turėtume atsigręžti į save, tada dar norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs įsivaizduojat, turint tą savo suvokimą, kas yra meilė savo, kaip aš turiu tą savo stiklinę pripildyti, kad galėčiau kitiems ją duoti, kaip to savo suvokimo neprimesti kitiems, arba kaip nepradėti
žinot, nustatinėti diagnozių ir sakyti, va šitas ar šita, tai savęs nemyli ir dabar aš jau nueisiu, pagelbėsiu ir padėsiu. Aš jau, man atrodo, kažkada minėjau kažkuriam iš mūsų pokalbių, kad buvo toksai momentas, kai pradėjau eiti to saviugdos keliu ir atradau labai daug gerų dalykų ir praktikų. Ir tada būtent norėjusi visus gelbėti, visiems patarti, visus tiesiog, negaliu sakyti, kad išmokyti, tiesiog visiems padėti. Man kažkodėl atrodė, kad reikia visiems padėti, nes išbandė vieną ar kitą praktiką arba sužinojo vieną ar kitą dalyką, žmonės pasijus geriau. Tai panašiai ir su ta meilė savo. Ir aš visiškai Ernestas tuo sutinku, kad jeigu aš einu kaip ir padedu ir užjaučiu žmonės ir man atrodo, kad jie nemyli savęs ir noris jiems atverti tas akis, kad va, žiūrėkit, jūs darot taip, vadinasi, nemylit savęs, eikit ir darykit taip. Iš tikrųjų, tada yra tas trūkumas meilės pačiai savo. Ir aš dabar galvoju, būtent savo atvejai, galvoju, kad ko gero taip ir yra. Ir aš galvoju, aš dabar netgi, matydama tokius žmonės, eina negailestis, bet eina toksai rūpestis ir toksai pasižiūrėjimas ir gal net tiesioginis klausimas, tai ko galiu tau padėti, ar ne? Arba tiesiog pabuvimas su tuo žmogumi ir pasižiūrėjimas, ko jam reikia ir tas kažkoks priėjimas iš kitos pusės, ar ne, tai tas keitimasis nuo pačios savęs. Aš galvoju, Vaida, iš to, kad tu pasidalinai, netgi ta žinutė, kad pasistengti suprasti, paklausti kito žmogaus, ko jam reikia. Aš galvoju, kad kartais gali būti, kad tam žmogui visai nieko absoliučiai nereikia. Jis yra savo tobulam pasauly, jaučiasi pilnas visko, ko jam reikia. Ir kartais galbūt kiekvienam iš mūsų verta pagalvoti daugiau apie save iš tos pusės, ar ne, ir mažiau rūpintis kitais, nes mums gali atrodyti, kad kažkam kažko reikia, bet kitiems 100 metų nieko nereikia. Ir per klausus, ko tau reikia, kartais galim išgirsti, kad, o ne, man viskas gerai. Tai aš čia būtent savo tą patirtimį remiuosi. Man kažkaip tai aš išmokau, arba man pradėjo išeiti toksai dalykas, kad žmonės, artimieji ir draugai, gan dažnai ateina tiesiog pakalbėti, nes matyti vis tiek tas pasitikėjimas yra ir tas ryšys yra. Ir aš tiesiog išmokau tą tokį, tą paduoti tokį subtilų klausimą ir tai tikrai nebūna pradžioje, tai būna vidury, ten ar gale, ne visko aš klausysi, o tai ką su tuo žadi daryti, žinai, o tai gal tau reikėtų kokios pagalbos. Ir tai būna vienas vienintelis klausimas, tai nebūna jokio kišimo. Ir žinai, kaip taisyklė, prasidėjo tokie, žinai, dalykai, arba sako, ne, nieko nereikia, bet po to sugrįžta, nes tada jie jaučiasi drąsiai ir stiprus, ar sugrįžti, ar pasakyti, ar paprašyti. Arba tiesiog sako, ne, viskas yra gerai, ne, tik tai norėjau pakalbėti, arba tai išeina į trumpą sakinį ir viskas tuo pasibaigia, bet tas ryšys jisai tada gaunasi toksai stipresnis. Jau yra pasiekimas tai, kad jau nebedalinu tų patarimų į kairę, į dešinę, gal tu tą daryk, ir įdėjus tik tai tokį subtilų mažą klausimą, ne, jau tenai rutuliuojasi toliau, kas iš tikrųjų pamatai, ko žmogui reikia. Aš dabar sėdžiu, klausau tavęs, šypsausi su tais klausimais, šiek tiek gal pasidalinsiu iš savo praeities. Na, kai esi coachingo specialistas, tai natūraliai mokaisi klausti ir klausyti, ar ne? Tai ir pradžiai ypatingai tos kelionės labai mėgsti klausti. Ir ką aš pastebėjau, kaip tu sakai, ir ne, Vaida, kartais tikrai norisi persiklausti žmogaus, nes, leidžiu savo pasakyti, kad tam tikrais atvejais ausis arba akis užfiksuoja kito žmogaus, tą net nebylę, kūno kalbą ir panašiai. Ir aš pamenu istoriją, vieną vakarą mes praeitą žiemą su mano sesė išėjom pasivaikščioti, nes nuotaika tokia prastoka, tam tikri dalykai vyksta, toks liūdesys ir aš einu šalia jos, atsimenu ir matau, kad ne visai jai ten gerai su to nuotaika yra ir panašiai. Ir tokioj tylo einam ir aš sakau, kaip tu jautiesi? Ir jinai, blogai. Einam toliau. Ir nieko žmogus man daugiau nesako, einam toliau ir aš ir ten mykiu, jau ten palinkčiojimai ir dar perklausiu jos, apie ką tas blogas jausmas yra. Ir aš atsimenu jos reakciją tokią,
pikta, kai neatsisukai mane, tai tu čia manęs ir klausinėsi. Ir aš tada supratau, kad matyti, išlipau iš sesers rolės su klausimu, man tikrai nuoširdžiai rūpėjo, aš nesistengiu ten coacherė, kažkokia būti ar ne, bet išlipau iš sesers rolės per klausimų prizmę ir kitam žmogui tokį sukėliau, kaip čia rezonansą kitų kampų. Tai man tai buvo tokia pamoka, kad kai noriu persiklausti draugų, artimųjų tarpe, pasižiūrėti, kaip aš tą klausimą dėlioju ir ar iš kurios perspektyvos, kad nebūtų jau tas toks coachingo būdu klausinėjimas, nes, teisingas. Tai norėjau pasidalinti šitą patirtim, kad ir klausti kartais reikia mokėti apie meilę savo ir kitų patirtis. Pagaunu ir aš save, tai man atrodo, čia yra profesinis jau, ne, kabliukas toks. Jo, jis įsijungia kartais ir man tai labai yra apie vėlgi tą atidą kitam ir meilę kitam ir būti sąžiningam su savim. Ir viskas būtų gerai, dabar galvoju su tą meilę savo, čia kažkaip pasilietė tas kampas, ar ne, kad mes coachingo specialistės ir ten kitų paklausėm. Ir galvoju, kad gali susidaryti toks įspūdis, kad jau mes tai save mylim visada, visų 100%. Toks, žinot, biškai rožinis pūkuotas pasaulis. Bet aš norėčiau šiek tiek perklausti jūs, ar tikrai visada mylit save ir ką darot, jeigu taip nutinka, kai ta meilė savo sušlubuoja, kas padeda jums sugrįžti? Tai meilė savo visada, aš galiu pastebėti, sušlubuoja tada, kai nebetenku, ne tai, kad nebetenku, bet atsiranda gerokai mažiau kantrybės vaikams, kai jų ten visi dideli poreikiai pradeda erzinti ir atsiranda tokia mintis, žodžiu, dabar čia turiu kažko užsimti, aš noriu kažką kitą daryti ir tada jau gaudau save, kad jau turbūt kažkur tai savo neskyriau to dėmesio, kažko svarbaus savo nepadariau, nes įprastai, neerzina manęs ten vaikų tie maži dideli poreikiai ar dėmesys ar viskas. Tai man toks būna šauktukas, kai pradeda erzinti kitų poreikiai. O kas tada padeda tau sugrįžti, ar ne? Aš suprantu, tas triggeris kažkoks susijungia, kad atkreip dėmesį, čia jau yra išsekimo riba, meilė savo, bet kaip tu sugrįžti į tą tada pilnumą? Tai gali būti kartais ir coachingo sesija padeda atkasti, kur buvo tas pametimas, kartais padeda rašymas, o kartais tiesiog sąžiningas pasižiūrėjimas į tą, kad ir darbų sąrašą, reikalų sąrašą ir pamatymas, kas buvo atidėliota ir kam nebuvo įdėta pastangų įgyvendinti, nes dažnai tie dalykai, kurie yra svarbus, tačiau juos reikia įdėti pastangą didesnę arba, tarkim, išeiti iš komforto zonos ir įgyvendinti. Aš mėgstu paprokrastinuoti šitoj vietoj ir jau kai jaučiu, kad ta prokrastinacija yra užsitęsusi ir tada jau persiverčiu į tą erzulį kantrybės neturėjimą kitam. Vaida, kokios tavo patirtys? Tai būtent tos savo triggerio žinojimas, ar ne, kaip Laura sako, kai jau suprantu, kad vaikai šiek tiek pradeda erzinti, tai man tas toksai gal su gailėjimu savęs, kai jau pastebi pala, kad čia jau negailesti savo ateina, kad arba netgi to saviplaka, ar ne, kad to nepadariau, tai ano nepadariau, tai čia prisiplanavau, tada jau ateina tas suvokimas, kad jau kažkur tai išklydau iš tos meilės savo arba iš savo to balanso. Ir tada eina viskas per susidėliojimą. Tiesiog prisėdimas, tas laiko savo pasiskirimas ir pasianalizavimas. Tai kas iš tikrųjų, ir coachingo sesijos irgi taip ir Laura gerai yra, nes tas laikas savo irgi jisai tada efektyvesnis būna, kai kažko pasidarai, ar ne? Ir tada jau aiškinusi priežastis, kas būtent yra ir savo nuostabai vis nesiliauju stebėtis, nors ne vieną kartą nedu yra tekę, kad vis atrandu, tai palauk, tai šitą jau buvau išsiaiškinusi, apsitarusi su savim ir čia susistačiusi viskas į vietas ir viskas buvo gerai. Ir atrodo tokie dalykai,
jie vis tiek nutinka, jie vis tiek pasimeta toj rutinai, nes ta dinamika, ypatingai šiais laikais, jinai iš tikrųjų yra labai didelė, tie pokyčiai, kasdienybė, renginiai, įvykiai, santykiai, ar ne, tai labai lengva pasimesti, bet atpažinti tą triggerį, tai ko gero yra naudingiausia. Dažnai iš kito, šiek tiek iš toliau pasižiūriu tą klausimą. Aš per save gal perleisiu ir tada galėsim pargrįžti, pasidėlioti, ar ne? Nes kaip aš suprantu, kad ta meilė savo, tai triggeris, mano supratime, kai aš pametu meilę savo, triggeris yra, kai neteisingai susidėlioju prioritetus, pradedu daryti darbus netitinkančius vertybių, arba mano elgsena pradeda nebetitikti mano asmeninių vertybių, kai aš praplečiu savo ribas, nors jos neturėtų būti plečiamos, tiesiog kažkaip tam tikrose situacijose nemalonu, užsileidžiu vieną kitą situaciją ar tai žmogų. Ir man tai yra triggeriai, tie, kurie parodo, kad jau pametinėjai tai, ką savo pažadėjai, meilė savo. O signalas tada yra, kad žiūrėk, Ernesta, nes dažniausiai, kai aš praplečiu šitas ribas arba pametu, dar nesuprantu, kad pamečiu meilę savo, o signalas man tada jau yra, kad prasideda savęs, kaltinimai, kaip Vaidas sako, saviplaka galvoj, toks biškis savęs gailestis, man dar įsijungia kartais toks padidėjusi svarba kitų nuomonės, kas ką pasakys, kas ką pagalvos, arba toks papildomas poreikis, kad, tai jūs dabar mane įvertinkit, paglostykit, paplekšnokit per petį. Man čia yra signalai, kad aš prieš tai kažkur išbarščiau save. Ir tada, kas man padeda sugrįžti į tą meilę savo, tai lygiai taip pat kaip ir jums coachingo sesijos vienareikšmiškai padeda pasižiūrėti į gylį. Dar padeda sugrįžti į tą meilę savo, sąmoningas laikas savo, tai yra, kur aš būnu tikrai tik aš viena, be jokių aplinkinių, tai gali būti namuose, gali būti pasivaikščiojimas, bet mano pačios laikas, kur mintys dėliojasi ir man asmeniškai dar padeda meditacija, sugrįžti į tą meilę savo. Tai, aš per savo pavyzdį šiek tiek gal, kaip aš suprantu, kur tie triggeriai ir kur tie signalai. Tai kalbant apie tą meilę savo, iš praeito karto, ką diskutavom, iš šiandienos diskusijos, susidaro tokia išvada, norisi padaryti, kad meilė savo yra kaip raumuo, kuris tam, kad turėtų tam tikrą norimą formą, jį reikia treniruoti, jį reikia palaikyti. Tai to linkiu mums visiems. Nepamiršti savęs, prisiminti meilę savo kasdieną, o kai jaučiam, kad jos mažėja, papildyti savus resursus tais būdais, kurie jums veikia ir mylėti save tiek, kiek galima labiau. Tai ačiū jums, kad klausėtės mūsų, susiklausysim po 2 savaičių, o šiandien sakau iki. Iki.